Sveiki, mano mėlyje, su jumis Eugenijus Pišinskis ir Medžių idėjos. Tai ką galiu pasakyti? Pradedam naują objektą. Šitam naujam objektui šiandien iškroviau lentos. Visa reikalinga medžiaga jau yra pristatyta. Nu ir vat tik išvažiavo fiskaras. Viskas iškrauta, viskas paruošta. Tam, kad galima būtų vykdyti tą objektą. O, viskas yra, visa mediena, dar ne visa, dar nėra perdangos, vietėjų sijų, dar nėra duralis, dar nėra MPP, karočiui dar nėra 5 reisų, nu vat vienu žodžiu, bet maždaug tą, ką reikia, kad pradėt, jūs matot. Ir dabar apeisim namuką, parodysiu namuką toliau. Viskas čia, kaip sakant, paruošta tam, kad jau galima būtų pradėti. Ir šiandien dar važiuosiu brėžinį spausdinti. Viskas finfomas, tie klojiniai yra padaryti. Dabar tik tai liko pašlifuoti. Dabar vienu žodžiu ir dėti pirmą vyją. Dar atvešim rotacinį lazerį, patikrinsim lygumą, nors jau patys atstovai patikrino, bet vis tiek mums dar reikia žinoti tą lygumą tų pamatų. Ir pradėsim tas darbus. Viskas kaip ir va taip. Dabar pasakyčiau tokius žodžius, tai aš statysiu ir dar ne. Mes. Pagrindinis dalykas tai yra mes, mūsų komanda, mes statysim dabar šitą namą. Aš taip sakau. Ir ne taip sakom, kad ten, tarkim, tikiuosi visos sijos išlaikys, nes aš jos dariau, tikiuosi jos išlaikys. Ne, irgi taip nesakom. Sakom visą laiką, kad mes viską tai gaunam nuo konstruktoriaus, visi tie duomenys, visi momentai yra gaunami iš konstruktoriaus. Tai yra konstrukcinis planas, konstruktyvas. Ir pagal tą konstruktyvą, atižvelgiant į jį 100%, statom taip, kaip turi būti. Ir visi skaičiavimai, apkrovos skaičiavimai yra padaryti. Visi sprendimai yra sertifikuoti, standartiniai ir nėra jokių manimų, kad ten išlaikys ar neišlaikys, viskas yra apskaičiuota. Visur yra naudojama klijuotos sijos, visur yra naudojamas sertifikuotos prekės, medžiagos ir visur padaryti tie skaičiavimai konstruktoriaus. Ir bendrai dirba kartu architektas, bendrai dirba kartu konstruktorius ir mūsų darbuotojai tik tai gauna reikalingą informaciją, kad galėtų pradėti montuoti, surinkinėti namą. Ir jeigu kažkas kokie klausimai, tai viskas važiuojama vėl atgal pas konstruktorių, pas architektą ir nesprendžiama manimų, tam, tarkim, statybos aikštelėje, ką galvoja pats statybininkas. Jis neturi iš tikrųjų mąstyti apie išlaikys tą siją, neišlaikys, čia ne jo reikalas. Reikalas yra konstruktoriaus ir jis turi mąstyti apie tai. Ir paskui dar čia yra šitam objektui techpriežiūra ir techpriežiūros dar statybos vadovas. Ir vienu žodžiu visi šitie faktoriai kokie, kad jeigu kažkas netitinka arba ten kokybė ne ta, viskas iškart sustabdoma statyba ir tikrinami visi rodmenys, duomenys, brėžiniai, kokybė ir taip toliau. Tai vat tokiu būdu reikia, kad statytų, kad nereikėtų paskui taisyti tų visų namų ir nebūtų tokių statybininkų, kurie tik atvažiuoja iš Norvegijos ir jisai jau viską žinantis. Mes, tarkim, pastatėm daugiau negu 100 namų.
Tai yra mūsų brigados, komandos ir mes nesakom, kad mes viską žinom. Mes visą laiką pastoviai mokomės. Mokomės ir tas procesas nesibaigs niekada, nes atsiranda naujos medžiagos, nauji kažkokie įgūdžiai reikalingi, nauji kažkokie sertifikuotos prekės atsiranda naujos ir taip toliau. Ir reikia pastoviai mokintis. Tai vat, ir į kursus siunčiu visą laiką savo darbuotojus, ir kurie aišku nori, nes buvo ir kurie siunčiau nemokamų kursų, PDM kursai, sako, nereikia man. Nu, vat, yra ir tokių žmonių. Jo, kiekvienas savo kelią pats pasirinka. Jo. O tai vat, tie žmonės, kurie nori, tai vat, jie ir tobulėja, sakysim taip. Tai pagrindinis aspektas, ką noriu perduoti, kad vis dėlto, jeigu statot namą, statykit jį pirmiausiai architektūrinį dalį ir paskui būtinai konstrukcinį dalį. Ir konstrukcinį dalį irgi labai daug konstruktoriai daro klaidų, nes pas mus nėra normalios konstrukcinės mokyklos, būtent karkasininkų. Viskas tai, ką reikia gauti gerą konstruktyvą, tai vos nenorvegiški tie konstruktoriai, bet pas mus atsiranda jau dabar nauja karta tų konstruktorių jaunų, kurie tikrai moka tą daryti. Tarkim, pats žiūriu stogų viziją, tai ten konstruktorius man patinka, kuris sprendimas duoda ir pasako ir savo nuomonę skleidžia ir į viešąją erdvę, tai jisai tikrai protingai mąstantis žmogus, savo konstruktorių, bet daug kas stato dar senoviniu būdu, nenaudoja nedvitėjų sijų, nenaudoja nekokių naujų medžiagų, nenaudoja klijuotos medienos, viskas čia iš medžio ir vinim. Tai irgi negerai, reikia tobulėti, bet tą konstruktyvą, pas mus, aš kaip suprantu, nelabai stipriai ir mokina Lietuvoje, būtent konstruktorių karkasininkų. Bet nieko, tas laikas praeina, atsiranda nauja karta ir mokosi, ir dabar šitą brėžinį, kurį mums dabar darė, tai irgi darė labai geras konstruktorius. Tai vienu žodžiu trimatės brėžinys. Viskas yra išklotinis, dabar važiuoju spausdinti tą brėžinį ant plėvelės su lazeriu. Ir kad dabar lyja lietus, lyjo tik tai. Ir vienu žodžiu, kad mes galėtumėm padėti, kur norim tą brėžinį, kad jį nenuplautų. Tai va tiek. Dar kartą pabrėžiu, nemastykit patys dėl sijų, ar jinai išlaikys ar ne. Nes yra, tarkim, kiniški konkursai, ten japoniški, ten apie tiltų statybą, ir susirinka ten daug architektų būsimų ir visi galvoja, kad mano tiltas geriausias, o paskui vienas tiltas išlaiko 2 kg, o kitas 150. Ir tas, kurio tiltas išlaikydavo 2 kg, tai irgi jisai mąstė, kad jo tavo apkrovas išlaikys tas tiltukas. Bet jisai dar net ne architektas, bet ten bandymai tokie. Ir tie tiltai padaryti, jeigu ką, iš vienodų medžiagų, iš vienodų tų pačių lentelių, iš vienodų tų pačių, ten yra ta sąlyga. Ir gaunasi, kad visi tie žmonės ir masto, kad taip, mano tikrai išlaikys, bet tai ne faktas. Faktas tai yra tik tai apkrovų paskaičiavimas, tikras paskaičiavimas apkrovų specialioj programai. Ir nesneikėkit YouTube apie tai, kad jūs taip daro, tai tikrai nieko gero, patikėkit manim. Apie ką aš kalbu, tas žmogus žino. Ir žiūri mane, irgi aš tą žinau. Ir aš žiūriu, viskas ten gerai dirba, bet nereikia nesąmonę šnekėti per YouTube. Tai tiek. Tai stebėkit mus, pradedam naują projektą, naują namą. Vienu žodžiu, pakankamai didelis namas, 300 kvadratinių metrų. Ir viskas. Ir vienu žodžiu, jums visą laiką rodysiu visą eilę tų mūsų gamybos procesų, sistemų, technologijos ir ką mes gaminam, kaip komanda dirba. Ir vėl YouTube rodau rezultatą, o Patreon'e rodau procesą. Tie, kurie nori statyti, daryti, vienu žodžiu, visą tai, taip sakant, ir tai tegul žiūri, prisijungia prie Patreon'o, matys labai daug protingos įdomios informacijos ir galės patys pastatyti savo tokį namą. Sėkmės, iki kitų kartų. Su jumis buvo Eugenijus Pišinskis, Medžių idėjos. Iki.